Šiandien Vilniuje vyko antrus metus Beno Matkevičiaus organizuojama krepšinio konferencija B8 Summit. Pagrindinėje apvaliojo stalo diskusijoje kartu su Dainiumi Adomaičiu ir Tomu Balčėčiu dalyvavęs buvęs Vilniaus Ryto strategas Giedrius Žibėnas ne tik pasidžiaugė renginio sėkme, bet ir pasidalijo gyvenimo realijomis, kai atsisveikino su Čempionų lygos laimėtojų ekipa. Labai faina ir po praeitų metų, kad mes tokį gerą feedbacką visur gavom, labai atsiliepimai buvo geri ir buvo sunku įsivaizduoti, kur dar galėjom tobulėti, iš tikrųjų, taip, atvirai kalbant. Bet labai apsidžiaugiam, kad sugebėjom iškelti dar lygį šiek tiek aukščiau, irgi pasikviečiant futbolo, pritraukiant visą bendruomenę. Norėtųsi kitą kartą daugiau dar pritraukti kitos sporto šakų, nes yra vis tokia, kur tobulėti. Išaugusią B8 Summit krepšinio konferenciją Vilniuje džiaugiasi jos organizatorius, krepšinio treneris ir tarptautinis skautas Benas Matkevičius. O joje dalyvavęs ir patirtimi dalijęsis Giedrius Žibėnas džiaugiasi šią tradiciją ir tiki, kad kada nors jį gali peržengti ir Lietuvos sienas. Sveikinimai Benui su šitą iniciatyvą. Benas yra wow. Tai komplimentai jam ir tegul tęsiasi ir tegul tampa šitas B8 Summit kaip tradicija gera. Ir linkiu jam ne tik Lietuvoje čia tą daryti, bet kažkur net ir už Lietuvos ribų. Dabar kitokiais malonumais besidžiaugiantis strategas pasidalijo, kokia jo kasdienybė. Šeimos laikas. Viską, ką galiu papasakoti, tai 24/7. Pastarąjį sezoną su komanda Žibėnas iškovojo Karaliaus Mindaugo taurės sidabrą ir sugrąžino Rytą į Europos elitą. Tapo FIBA Čempionų lygos čempionu. Tačiau Lietuvos krepšinio lygoje dar ketvirtfinalyje neatlaikė Utenos Juventus išbandymo. Po šio pralaimėjimo klubas atsisveikino su treneriu. Žiūrėkit, karjeros etapas jisai nepasibaigė Rytą. Aš turiu vis dar 1 metų kontraktą. Tai įvyko, kas įvyko. Sprendimą klubas priėmė, turiu absoliučią žalią šviesą ir aš gerbiu tą sprendimą. Tai jų teisė yra tuos sprendimus atlikti ir sakau, čia jokių sunkių jausmų negali būti. Čia žaidimo dalis, vadinkim taip. Bet yra metų kontraktas dar likęs. Kitą sezoną sostinės ekipos vyriausiojo trenerio pareigas eis buvęs Žibėno asistentas Nedas Pacevičius. Toliau palaikysiu visus tuos, kas su manim buvo čia Ryte. Aišku, Nedas, Vesa, žaidėjai, kurie liks ir didžiausios jiems sėkmės, o Nedo visas tas kelias kaip ir toje Europoje ar toje pačioje Lietuvoje, kaip ir visur įprasta, bus vertinamas tik pagal rezultatus, tai sėkmės jam. Paklaustas, kokie jausmai užplūdo pasibaigus sezonui, Žibėnas tikino, jo sąžinė rami. Esu ne kartą sakęs, švari sąžinė yra patogiausia pagalvė. Kai aš pilnai išeisiu iš Ryto, tada tuos jausmus aš tikrai išsakysiu ir tikrai bus daug to jausmo, ką aš kažkur užsidėsiu. Nes, žinot, anatomijos vadovėlį esu skaitęs, ten rašoma, kad žmogaus kraujas yra raudonas. Tai taip ir liks. Žibėnas pasidalijo, jį tenkintų komanda žaidžianti tarptautinėme turnyre. Manau, kad čia laiko klausimas. Gal ir variantas toks, kad sezoną be komandos pradėsiu, bet turbūt praleisiu stažuotėse kažkur, jau po truputį ieškausi ir tiek, ir lauksim tada tų pasiūlymų. Nuo 2021 sausio Vilniaus Rytui vadovavęs Žibėnas Lietuvos čempionų trofėjų į viršų kėlė 2 kartus.